Ar kada nors pagalvojote, kad ištikimybė ir šeimos vieningumas turi tiesiogiai įtaką tiek asmeniniams santykiams, tiek verslui? Tai daug giliau nei matome paprastą akimi. Kai pasitikėjimas yra sulaužytas asmeninėme gyvenime, jis neišvengiamai persikelia ir į verslą. Verslo partneriai praranda pasitikėjimą, manipuliuoja, išduoda, palieka ir visą tai sukuria finansinės problemas. Vyro kaip vadovo šiuo metu ištikimybė savo gyvenimo partneriai ugdo lojalumą, atsakomybę ir pasitikėjimą. Tai yra tas vertybės, kurios tampa kertiniais akmenėmis jo versle. Tai reiškia, kad jei vyras yra ištikimas, tuomet jo komanda jausis saugiai ir motyvuotai dirbs kartu. Verslo partneriai pasitikės jo sprendimais, laikys jį patikimu žmogumi ir sudarys ilgalaikės sutartis. Bei klientai matys ilgalaikį stabilumą ir nuolatinį norą pastoviai naudoti šiomis paslaugomis. Ir priešingai, jei vyras negali išlaikyti pastovumo savo asmeninėme gyvenime, šis elgesio modelis persikelia ir į verslą, sukeldamas nestabilius ryšius su partneriais, kurie nuolat keičiasi, klastingai elgiasi ir neturi ilgalaikės vizijos. Sprendimai yra priimami impulsyviai, remiantis trumpalaikiais malonumais, o ne ilgalaikė strategija. Ir kartu mažėja pasitikėjimas, darbuotojų komanda ir investuotojai nesąmoningai jaučia neaiškumą, kas sukelia chaotišką aplinką. Taigi viskas prasideda nuo mūsų asmeninių principų. Tvirtas vyras, vadovas renkasi stabilumą, atsakomybę ir pagarbą. Ir būtent tai sukuria ilgalaikę sėkmę tiek meilėje, tiek finansuose, politikoje ir visose kitose gyvenimo sferose.